Sveiki, gerbėmieji, Lietuvos šeimų sąjūdžio informacija apie mūsų dviejų su Tomu konferenciją, kuri buvo Londone. Dalyvavimą konferencijoje Tomas Senuta. Sveiki. Ir Artūras Orlauskas. Jau žinote, mes skelbėme trumpus tokius pranešimus, kad buvome Londone, ARCC, taip sakykime, vadinasi atsakingų piliečių alijansas, taip grubiai pavadinta konferencija, kurioje dalyvavo beveik 2000 žmonių iš 73 pasaulio šalių, 34 valstybės buvo atstovavimas Europos, tame tarpe mūsų delegacija iš Lietuvos dar buvo nacionalinio susivienijimo atstovas, reiškia Laisvosios visuomenės instituto. Laisvosios visuomenės instituto, taip. 5 dar žmonės buvo. Jo, iš viso iš Lietuvos tik 5 žmonių komanda buvo. Mes atskirai važiavom, bet ta prasme, kad iš Lietuvos dalyvavo tiek žmonių. Ir toj konferencijai pagrinde tai dalyvavo labai įvairi visuomenė, žmonių dalis, tai yra ir mokslininkai, ir verslininkai, investuotojai, politikai, menininkai, sakykime taip, marginalais jau tokių žmonių pavadinti neįmanoma, nes dalyvavo visa plejada Britų parlamento narių, net 3 Australijos buvę premjerai ir vienas iš tų premjerų, kaip sakyt, geriausiai pakėlęs Australijos ekonomiką premjeras buvo, kuris ir kalbėjo scenoje. Australijos parlamento nariai su vienu padėjėju, Australijos parlamento narų prie vieno stalo sėdėjom, pietavom. Jaunas toksai žmogus tikrai, kaip nekeista, žino ir Lietuvą, žino ir Latviją, žino ir Estiją, smulkiai pakalbėjo. Jie ten domisi. Jo, domisi tikrai tuo. Nebuvo nustebęs, jisai daugiau kalbėjo apie Baltijos šalis, iš tolimosios Australijos iš tikrųjų buvo tikrai smagu. Nu, daugiau žinojo negu mes apie Australiją. Daugiau negu mes apie Australiją, jo. Tai reiškia, kas yra apskritai ta konferencija, apie ką jinai buvo, šiandien smulkiau ir papasakosime, mes žadėjom tą pokalbį su jumis. Tai pradžiai Tomas Senuta apie įžanginės kalbas, Jordanas Petersonas, su kurio man pavyko trumpai pabendrauti ir nusifotografuoti, Tomui nepavyko. Aš išgaudžiau, tiesiog gaudžiau ir išgaudžiau, reiškia, Petersoną, pasakiau, kad aš iš Lietuvos, jisai pasakė, kad visai neseniai buvo Lietuvoje, labai pasidžiaugė, kad ir mes prisijungiam prie šitos jo idėjos, jisai čia kaip ir vienas iš pagrindinių to idėjos autorių, reiškia, aš padėkojau už jo veiklą, už jo darbus, už tai, ką jisai daro, po to nusifotografavom, jisai sako, patikrink būtinai, ar gavosi, ir gavosi taip, kad, nu, tamsi fotografija. Tada sako, paeinam ant šviesos, ten, reiškia, šviesa bus geresnė, nepatingėjo nueiti, nors eilė žmonių laukia, bet paėm į kur geresnė šviesa, nusifotografavom, žodžiu, pabendravau su kitais. Apie konferenciją, apie pradžią ir apie tai, su kuo pavyko bendrauti mums tenais, tai pradėkime nuo Tomo dabar įspūdžių, tai prašom. Ačiū, man irgi daug kas pavyko. Taip, pabandysiu, pasistengsiu apskritai, kodėl ta konferencija, kas ten tokio, kas va tokio svarbaus. Daug konferencijų vyksta pasaulyje, ne? Šiemet aš jau dalyvavau 4, man atrodo, visos jos tarsi svarbios, tačiau ši konferencija tai nebuvo tiesiog vien konferencija, nors mes pristatinėjom. Tai kai kas daugiau. Vadinosi inauguracinė konferencija, reiškia tas atsakingų piliečių alijansas. Yra judėjimas naujas, kuriamas. Pasaulinis, taip jau kalbėjo Artūras 73 šalis pradžioj, kuris iniciatorius šito minėtasis Jordanas Petersonas. Aš apie jį nekalbėsiu, gal mes irgi, nes čia daug kalbėti, o Lietuvoje jis jau žinomas nuo tų laikų, kai išleido savo pirmąją knygą ir jį buvo visose top pardavimuose daugelio knygynų, aš knygomis domiuosi, tai 12 gyvenimo taisyklių. Nuo senų veikiantis žmogus, kiti kaip po mecenatai šito renginio finansiniai seras Polas Maršalas
ir Legatum Ventures, tai yra tarptautinė investicinė kompanija iš įmonių grupės, kurios būstinė Dubajuje, daug ten tų kompanijų. Dar vieną priskirčiau Gudrun Kugler kaip po tokią pagrindinę kvietėją, kadangi buvo žmonės... Jinai yra Austrijos parlamento narė. Austrijos parlamento narė, beje, tikiuosi, kas sekate Šeimų sąjūdį, jums irgi turėtų būti žinoma, ji video formatu dalyvavo mūsų konferencijoje gegužės mėnesį. Taigi jau seniai pažįstama, tai tokia ta istorija buvo mano, kad ji dar pereitų metų spalio mėnesį pakvietė mane ir paprašė parinkti žmonių iš Lietuvos daugiau. Pradžioj ta idėja buvo kiek mažesnė, mažiau žmonių pakviesti, po keletą tik tai iš kiekvienos šalies. Na, aš tą padariau, pakviečiau daugiau lietuvių. Tuomet Jordanas Petersonas pirmą kartą viešai apie tai prakalbo šių metų pačioje pradžioje pas tokį Joe Roganą garsų į podcasterį Amerikos, pavadinęs tą konferenciją Anti-Davosų. Tuo metu dar ir pavadinimo turbūt nebuvo. Tokia ir yra idėja. Ja. Kažkas tai priešingo negu vyksta Davose, tačiau ganėtinai panašiais principais. Taip, sakykime, antipasaulio ekonomikos forumui toksai judėjimas. Taip. Priešingas judėjimas, taip. Ir ką, na ir toliau jie praplėtė truputėlį tą ratą, nusprendė, kad gali pasikviesti ir daugiau žmonių ir didesnę tą salę pasimti. Ir turbūt finansavimo rado, tai mano pakviesti žmonės, reiškia, pakvietė dar daugiau žmonių. Tai iš Lietuvos gavome 7, bent tiek aš mačiau. O balandžio 1 dieną Londone įsikūrė įmonė ARC International, kurioje dirba dabar 15 žmonių, su kokios susipažinau. Ir, na, pirmasis renginys atidaromasis Londone. Prieš tai buvo parengtas... Aš dar trumpai tiesiog pasakysiu, tai ne šiaip kur nors Londone, tai pačiam Londono centre, reiškia šalia O2 arenos, aukščiausiam lygiai iš tikrųjų buvo padarytas renginys, čia truputėlį toks lyrinis nukrypimas. Organizacija aukščiausiam lygiai, apsauga aukščiausiam lygiai, multimedija, visa organizacija buvo tikrai pačiam aukščiausiam lygiai. Čia toks lyrinis nukreipimas. Ir tos O2 tą patį vakarą pasibaigus konferencijai mes matėme skelbimus, atsimeni, važinėdami po Londono metro, kad O2 vėl bus Jordanas Petersonas, o ten didžiulis stadionas, neskaičiau kiek ten. Arena, taip. Ja. Tai pasirodo pratęsimas toliau vyko tos, ar konferencijos jau jis pristatė, jau ten dar platesnė visuomenė. Tai taip, atsirado speciali programėlė, kuri jau dabar veikia, atsirado parengtiniai tyrimai, kurie buvo siųsti, kas turėjo laiko jų pasiskaityti. Na, aš čia parodau. Aš čia parodysiu tas knygas, tu kalbėjai. 3 iš 7 knygų. Tų knygų jau buvo daugiau, parodysime. Iš viso 22 tyrimai ar analizės, jose padarytos rimtos jau tokios. Toliau, kaipgi pats Jordanas Petersonas pristato, kokios tos priežastis, kam čia iš viso tokį dalyką didelį reikėjo daryti. Čia jau aš tiesiog paėmiau ir įsiverčiau kelias pastraipas iš pristatomosios ir specialios, reiškiasi, tos pačioj konferencijai naudotos knygos, kur čia pristatytas visa darbotvarkė, pranešėjai ir taip toliau. Tai sakoma taip, mes pasiekėme savo civilizacinį momentą, kritinę kryžkelę, kurioje mūsų visuomenės arba pateks į neišvengiamą nuosmukį, arba atnaujins tai, kas įkvėpė jos pirminį klestėjimą. Šios konferencijos inicijuotas ARC judėjimas ketina atnaujinti tą įkvėpimą, remdamasis geriausių mūsų paveldų, kad papasakotų geresnę istoriją ateičiai. Mes gyvename nuostabiame, stulbinamos gausos amžiuje. Gyvenimas per pastarosius kelis šimtmečius labai pagerėjo beveik visiems ir visur.
Ir vis dėlto sakoma, kad esame pastovios krizės amžiuje, nuosmukio trūkumo, nerimo keliančios ateities ir demoralizuojančių pasakojimų amžius. Daugelis jaučiasi destabilizuoti, nerimauja ir kovoja, kad suvesti galą su galu. Demokratija yra trapi, nepaisant gausaus, vakarai prarado pasitikėjimą savimi. Taigi, tikslai, niekas nepateikė alternatyvaus pasakojimo ar perspektyvių atsakymų iššūkius, su kuriais susiduriame. Štai kodėl mums dabar reikia ARK. Mums reikia atsidavusio atsakingų piliečių tinklo, kuris drąsiai sugriaus siaurą, nusistovėjusių sutarimą ir papasakos geresnę stiprybės, gausos ir vilties istoriją. Ši istorija paremta transcendentiniais pamatiniais principais. Kiekvieno žmogaus gyvybė be galo vertinga, gyvenimas siūlo ir prasmę, ir tikslą, tiesa egzistuoja ir ją galima žinoti. Visi turime kuo prisidėti. Mūsų atsakingo pilietiškumo vizijos pagrindas yra prasmė, tikslas ir asmeninis indėlis. O būdai tai yra geresnis pasakojimas, istorija. Čia taip ir užvadinta. Istorijos, kurias pasakojame savo, turi galę viską pakeisti. Tai pasakytina apie asmenį, šeimas, bendruomenės ir tautas. Mums reikia geresnių pasakojimų, todėl mes ir kūrėme ARK. Taigi, arba kaip Petersonas pasakė pabaigoje pačioje konferencijos, gyvenimo prasme rasite tik atsakomybės naštoje. Taigi, bendras įspūdis, noriu pasakyti, tos konferencijos konstruktyvius požiūris. Tai bendras toks įspūdis, vienas iš atsiminimų, sutikau tą netokį seną, bet draugą Henką iš Olandijos, kuris sako, o žiūrėk, kokie žmonės, tokie švytintis, visi tokie, teisinga prasme pozityviai nusiteikę, sakau, matai, ką čia per du susirinkimas. Aš irgi pagalvojau, vyravo toks konstruktyvus požiūris į problemas, kodėl tas istorijos pasakojimas. Ne tik, Tomai, konstruktyvus, bet man taip pasirodė, kad iš tikrųjų sveikas protas, reiškia, pradėjo dominuoti, konstruktyviai, blaiviai mąstyti ir daug pranešimų buvo grinai grįsti sveikų protų, tikrų mokslų, tikrais, reiškia, paskaičiavimais, o ne kažkokiom emocijom, kažkokiais genderizmais ar dar išsigalvojimais, svaičiojimas ir tokiu lik ir visuomenės supriešinimu. Sveikas protas bendraja prasme, taip, sakysim, globaliai žiūrint, šitoj konferencijai buvo kaip ir dominantė ir pasiūlymas visiems, kaip sakyt, grįžti į tą sveiką protą. Taip, bet papildomas dalykas, kartais būna tokie susirinkimai ir suvažiavimai ar tokie žmonių mąstysena, kad pakalbėt, kad yra blogai iš tikrųjų, kad čia nesveikas protas, kad tai yra viskas negerai ir tuo baigėsi. O ten buvo siūlomos praktika, sprendimai, išmintingi sprendimai, patikrinti, paskaičiuoti ir visą kitą, ką reikia padaryti. Apie ką yra kalba ir kas man ten turbūt labiausiai šitoj konferencijoje. Taip, būtent paantrinčiau Tomui, kad iš tikrųjų ne vien tik tai kritika dabartiniam kažkokiam situacijom, kad ir, sakysim, tos pačios klimato kaitos situacijos, sakysim, energetiniam krizėm, bet ir sprendimai, kaip iš jų išeiti, ką reikėtų padaryti, kad nebūtų krizės. Ir apie finansus kalbėjo, ir apie kriptovaliutas kalbėjo, ir visur buvo pateikti, visose temose buvo sprendimai, ką reikėtų daryti, kad blogai nebūtų. Taip, dar noriu pridurti, aš toliau vadinsiu ARK sutrumpintai, nes pats žodis irgi tas abreviatūra turi prasme. ARK biblinė prasme išvertus lietuvių kalbą reiškia arka, tai žmonijos įsigelbėjimo ta istorija senoji. O graikų kalboje arch yra, tai reiškia gerą bendrą tvarką, lietuviškai žinome iš to išvestą žodį anarchija, tai yra atvirkščiai. Taip. Tai kodėl yra svarbu Lietuvai, aš manau, klausytojai tikrai norėtų paklausti ir iš viso Lietuvos šeimų sąjūdžio, ko čia mes ten važiavom, čia konferencijos pasidėm. Kokia nauda Lietuvai? Kokia nauda. Tai aš kartais matau, trūksta mums smarkiai Lietuvoje informacijos iš viso, kas vyksta tame pasaulyje užsieniuose. Ir net toj masiniai žiniasklaidoje ir net alternatyvioje, tvarkoje yra aptarinėjami keli karai, kartais dar kažkokie pagrindiniai įvykiai, ten JAV prezidento rinkimai, G7, tokie keli. Paviršutiniškai, ne visapusiškai, jokie procesai reiškiniai nenagrinėjami, dažnai mums patiems savo susidarim tokį įspūdį, lyg tai mes čia gyvenam toj Lietuvoje kažkokiam uždaram, izoliuotam kaimene
ir čia mūsų problemos, tai yra mūsų tik tai to kaimo problemos ir čia vieniems būdingos. Ir jos svarbios visam pasauliu, ne va tai. Nu, va, Cygel su šito. Ir čia taip nukreipta viskas kažkur. Į smulkmenas kažkokias. Taip, bet kitą kartą mes irgi galvojam, kad va, čia Raskevičius, tai čia Lietuvoje tik tai toks būna, o šiaip tai čia nesąmonė, kitur ne. Tai viskas tai yra kitur, visas pasaulis yra dabar globalus, nors man tai ir nelabai patinka, bet jis toks yra. Visos tos problemos mūsų yra bendros. Aišku, kiekviena šalis turi savo ypatumų ir mes turim savo, kurie turbūt atsiremia dar į nepriklausomybės aušrą ir tam tikras slaptas struktūras tuo metu jau egzistavusias. Kitos šalis irgi turi savo ypatumų, nepaisant to, na, pavyzdžiui, kad ir tie genderizmai, ne? Pas mus dabar atėjo ta Laisvės partija, tas iškilo, prasidėjo kovos. Tengi tos kovos vyksta jau dešimtmečiais. Su savo pergalėm ir savo nepasisekimais. Mums visuomet verta iš to pasimokyti, susiprasti ir padėti. Jau nepaisant to, kad verta bendradarbiauti ir dirbti kartu, kadangi tos, nu, kaip sakiau, problemos bendros. Su tais, kurie jau tų pergalių ten yra pasiekę ir jie net linkę pasidalinti savo patirtim, kaip jie pasiekė tų pergalių, ką jie darė, kaip jie laimėjo teismus, kaip jie laimėjo parlamento balsavimus. Daug tų valstybių mes jau nekartą kalbėjom, bet taip, tas vat, bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtim yra labai svarbus ir mums reikalingas. Taip. Taip. Tai vat, ta proga susitikom, pavyzdžiui, su ta pačia Gudrun Kuglė ir kitais ARC International darbuotojais, Vengrijos teisingumo ministrė, kandidato į Meksikos prezidentus ir JAV šiuo metu žiūrimiausio filmo režisieriumi Laisvės garsas. Tikiuosi, ir jūs matėte ar bent girdėjote apie seksualinį vaikų prekybą ir išnaudojimą. Vaikų prekybą. Ir jis scenoje kalbėjo, reiškia, tas režisierius ir produceris filmų jisai yra. Reiškia, ir labai, nu, ir kaip Tomas sakė, jisai buvo, asmeniškai kalbėjo su juo susitikimas, vakare vykdavo susitikimai, tai jisai pasigyrė, kad jis yra kandidatas į Meksikos prezidentus. Nu ką pasigyrė, jis yra. Taip. Ir šiaip visuomenės aktyvistas, panašaus judėjimo Šeimų sąjūdžio narys. Tada kandidatė į JAV senatą, tiesa, dar su vienu režisieriumi ten pat pribendravau ilgai iš Kalifornijos, kino režisierium. Bent dviem garsiais rašytojais, mąstytojais, publicistais ir redaktoriais. Toliau svarbiais asmenimis judėjime, viename už Afrikos, kitame už Latino Amerikos klestėjimo atstovai. Nu, ten tame tarpe ekonomika ir visi kiti reikalai. Toliau įvairių universitetų vadovai, dėstytojai, įvairių ekspertizių centrų ir institutų darbuotojai, keli verslininkai ir investuotojai, garsiai aktoriai ir visuomenės aktyvistai iš Vokietijos. Vėliau tik susigaudžiau, kad ji labai garsi tovi, kad ji viena iš garsiausių pasaulio kovos už vaikų teisės tarptautinė organizacija iš JAV. Įvairių šalių parlamentarai jų padėjai, didžiausias katalikų TV kanalas iš JAV, EWTN, Vokietijos atstovė, dar keletas žurnalistų, redaktorių iš įvairių šalių tarptautinių leidinių. Dar buvo British News Channel, toks naujas įsteigtas irgi prie vieno iš ARC steigėjų įsteigtas kanalas, kur stovėjo visą laiką toks kaip studija tiesiog įrengta, foje praktiškai laikina tokia studija buvo įrengta, ten buvo filmuojami susitikimai, ir tiesioginės transliacijos, ir vienas iš ARC steigėjų yra šitos televizijos steigėjas. Ta prasme, čia tas judėjimas ne tik toks kaip be pagrindo, bet jis jau turi ir savo sklaidos kanalus, ir žiniasklaidos kanalus, ir palaikymą, reiškia, ne tik Britanijai. Iš didelių jau esamų kanalų irgi. Na tai va, ir dar daug visokių senų pažįstamų ir draugų, ir dar kitų, visko čia nebeatsimenu, net ir neprivardinsi. O jau pradėjome nagrinėti taryboje kelis tokius galimybės projektų, kitokias galimybės. Ir ne čia, mat, pavyzdžiui, įsitraukiau tą savo programėlę. Uždara 4 jau pakvietimus ar draugystės, ten susirašinėjimų žinutės gavau. Iš kelių jau kur ten spėjau susipažinti ir iš kelių kur dar nespėjau. Tiesiog. Bet taip, mesgasi pasiūlymai kažkokie ateina, kažkokie
paklausimai ir taip toliau, kurie nebūtinai čia toj pat išsipildys, kad jau jūs rytoj pamatysit, ką mes ten su jais padarėm, bet kartais užima laiko. Bet aš manau, kad nors tikrai iš to naudingo Lietuvai. Labai graikas norėjo bendrauti, ta prasme, palaikyti kontaktus ir konferencijoje norėjo sudalyvauti ir dabar nori, mes tada ten jau užtruko reiškia ilgai su juo kalbėjome. Na, jis norėjo pats parengti konferenciją ir pirmus mūsų sakė pakvies. Taip. Tai čia to bendravimo tikrai buvo labai daug ir iš Ukrainos buvo atstovas, kuris čia pastoviai važinėjo į Lietuvą ir man atsiuntė Facebook'e jau vėl į draugus, mes ten irgi su juo. Ir mūsų senas pažįstamas Ruslanas Kucharčiukas iš šeimų sąjūdžio Ukrainos. Jo, mes darėm su juo laidą, Ruslanas Kucharčiukas irgi buvo taip, Lenkijos atstovai buvo irgi bendravom, verslininkai ten buvo dar ir daug, tikrai daug iš viso pasaulio dar ir buvo katalikų bažnyčios atstovų. Įvairiausių. Taip. Tai viena iš tų ypatybių galima ir pasakyti, kad labai skirtingi. Aš netgi čia kažkur užsirašiau, kokių iš viso buvome susitikę, ar kokie buvo paskelbti, kalbėjo, taip toliau, tai buvo pedagogai, studentai, minėti jau šitie filosofai. Nebeminėsiu, kur anksčiau filosofai, mokslininkai, psichologai, teisininkai, politikai ten padėjo daug. Aktoriai, muzikos vadybininkai, prodiuseriai, muzikantai, dailininkai, kitokie menininkai, viešaryšininkai, poetai, rašytojai, mąstytojai, publicistai, taip toliau, žurnalistai, redaktoriai, ekspertai, visuomeniniai judėjimo aktyvistai, dvasininkai, verslininkai, šadėjai, inovatoriai, startuoliai, įvairūs investuotojai, brokeriai, fondų darbuotojai, taip toliau. Ir pavyzdžiui, tokia įdomi buvo tendencija, patys kalbėjom su keliais Lenkais, bendravom ir dar švedais aš. Tiesiog atvyksta verslininkai, investuotojai, kas vadinasi apčiuopti pulsą. Vat vienas ten stovėjo paskui, Forbes, tai turtuolių garsiausių tų konferencijų ir ką tik grįžau ir dabar čia atvažiavau, nes, Taip, kur vyksta pasaulis, kur sukasi pasaulis, kokios yra tendencijos pasaulinės ir tendencijos, ta prasme, ne tik tai finansinės tendencijos, kur pasisuks va čia pasaulis visas po šitos konferencijos. Nes čia ne paskutinė konferencija, Tomas gerai pasakė, tai yra inauguracinė, reiškia, taip galima būtų sakyti, steigiamoji konferencija. Sekanti konferencija jau bus vasario mėnesį, reiškia, šitas judėjimas plečiasi, didėja, didina apsukas ir pereis į politinį lygmenį visam pasauliu, ta prasme, prasidės sprendimų prastuminėjimai, lobavimas ir panašiai. Ir verslininkai, galvodami apie ateitį, kad rimti verslininkai, kad nepražūtų jų pinigai, jau žiūri, kur pasisuks pasaulio viso mintis, pasisuks ėjimas pasaulyje, kurią kryptimi, kokie vektoriai dominuoja ir ten logiška, kad jie investuos pinigus arba išims iš neperspektyvių sričių savo finansus. Čia kalba, aišku, apie didelius pinigus, bet jie jau derina uoslę, taip sakykime, kur čia kas vyksta, reiškia. Tai atsakingi, sumanus, gudrus verslininkai dalyvauja tokiuose konferencijose, kad suprastų, kas vyksta, kokie procesai vyksta pasaulyje. Ir po viso šito jau dabar tokius dalykus skleisti, įmanoma, aišku, ten slepiant informaciją ir kaip visada ir nieko nerodant, bet kaip šitas buvo pasakojimas, kad, žino, čia tie senovinių tų įsitikinimų, va čia kaip mes, tai čia kažkokie tamsuoliai, ten maždaug runkeliai, gal dar pora yra kokių ten keistolių filosofų, dar ir niekšų kelių politikų, kur čia populistai ant žmonių kabinas, o visas verslas, visas menininkai, visi mokslininkai, visi ten tikri, reiškiasi, jau visuomenininkai, jie tą kryptimį juda į šviesų tą komunizmo rytoj ir taip toliau. Būtent komunizmo. Jo. Tai ne. Ten buvo vienas, pavyzdžiui, sakau, dalyvavo 53 pranešėjai, tik tai vien tik diskusijų dalyviai ar vakaro renginių vedėjai, kur buvo 11 kvestinių vakaro renginių, 2 aš sudalyvavau. Tai tikrai jau čia visų neįmanoma papasakot, kiekvienam galima turbūt po pusę laidos skirti.
Bet tarkim, vien tų politikų aš tik susirašiau. Vienas iš atidariusių renginį naujasis JAV atstovų rūmų pirmininkas Kevin McCarthy. Toliau, kaip pristatyta toj vadiniai knygoje, kas ten turės būti, buvęs Australijos ministras pirmininkas Jonas Howardas, buvęs ministro pirmininko pavaduotojas Jonas Andersonas, šešėlinis gynybos ministras Andrew Hastie, JAV atstovų rūmų Respublikonų konfederacijos vicepirmininkas Mike Johnsonas, senatorius Mike'as Lee, Respublikonų partijos kandidatas prezidentus Vivekas Ramaswamy, šiuo metu garsėjantis Jungtinės karalystės parlamentarės Miriam Keats, Bruneinas Strauch, taip toliau. O aš dar pasinagrinėjau pats sąrašą, tai radau 4 ministrus, vieną aukštutinių parlamento rūmų vadovą, 2 parlamentų vadovus ar vicepirmininkus, 3 senatorius ar lordų rūmų narius, 6 parlamentarus, 2 šešėlinius ministrus, 2 kandidatus į prezidentus, 3 buvusius ministrus pirmininkus, 5 buvusius ministrus ar jų pavaduotojus, 3 buvusius ministrų pirmininkų ar prezidentų pirmosius patarėjus svarbius administracijos vadovus, 1 buvęs partijos lyderis, 1 buvęs Centrinio banko vadovas ir, niekaip negaliu nepaminėti, BlackRock buvęs vyriausias patarėjas. BlackRock yra kompanija, kurios turtas prilygsta 40% JAV turto, tai čia daugiau negu paprastos šalies. Tai va, Bet BlackRock turi tokį negražų vardą, kaip ir Vanguardas. Taip, tai jis prieš tą BlackRock labai ir pasisakė, dėl to atvažiavo, kad iškolio. Tai kaip reikalas dėl to ir buvo. Bet esmė, jeigu taip, man toks įspūdis susidarė, kad šita konferencija jau nubangavo ir tie raitilai nubangavę duoda savo rezultatų. Kaip pavyzdys, konferencijai buvo daug kalbama apie klimato kaitą, buvo pateiktos skaidrės, skaičiavimai, reiškia tikri moksliniai tyrimai apie klimato kaitą, pavadinta tai net psichopatija, šita klimato kaitos isterika, parodyta, kad žmonių žuvusių nuo 1920 metų iki 20 metų skaičius sumažėjo drastiškai per metus nuo virš pusę milijono iki keliasdešimt tūkstančių, ta prasme, tie nuostoliai vis mažėja ir mažėja. Ir čia buvo viskas, sakysim taip, spalio pabaigoje, pirmom, reiškia, lapkričio dienom. Už savaitės jau Britų laikraščiai rašė, aš rodžiau laidoje iš kiemo pusės, kad Britanijos karalius yra priverstas pripažinti, kad šita klimato reiškia, piramidė griūna, kad visa šita klimato piramidė griūna. Savaitė tik praėjo pro konferencijos ir jau prasidėjo tokie, pranešimai, kad jau čia gal reikia keistis ir panašiai. Dar už savaitės Britanijos premjeras Sunakas pasakė, kad iš tikrųjų tų klimato užsimotų kažkokių tikslų apie nulinės emisijas mes nepasieksim, buvo numatyti negeri, netikslus planai, kad mes čia greitai per kelis metus viską pasieksim. Juos reikėtų koreguoti, reikia peržiūrėti tos planus, gal ir netikslinga, reiškia, taip daryti, kaip jau buvo suplanuota. Aš manau, kad šitos konferencijos čia tokie, kaip sakau, bangelės, kurios sukėlė tam tikrą reakciją ir per tas kelias savaitės jau net jeigu Britanijos premjeras sako, kad su ta klimato kaita čia matyt truputėlį pasikarščiavom ir reikės kažką perskaičiuoti, tai yra pakankamai aiškus ženklai, kad vis dėlto pasaulis pradėjo suktis į tą sveiką protą. Beje, jeigu jau kalbėti apie visus tos CO2 emisijos išmetimus, toj konferencijoje buvo labai aiškiai įvardinta ir įrodyta, kad ekologiškiausias vis dėlto elektros gamybos būdas yra atominė energetika. Atominė energetika. Pas mus čiagi bandė įrodyti, kad čia labai blogai, kitur net buvo uždarinėjamas atominės elektrinės, o vis dėlto pasirodė, pasirodė, kad tenais įrodė labai akivaizdžiai mokslininkai, kad atominė energetika liko, buvo ir yra
pats ekologiškiausias elektros gamybos būdas. Avarijų per pastaruosius šitos metus buvo tikrai palyginus nedaug. Tai yra naudos ir nuostolių tas balansas yra absoliučiai pasisakantis atominės energetikos naudai. Šiuo metu, kaip rodo lentelės, vis dėlto pirmasis šaltinis elektrai išgauti tai yra anglis, po to eina kalba apie dujas, kitus, reiškia, šitos šaltinius. Saulės energetika, kuri čia pas mumis propaguojama, tiek vėjo energetika, vienas dalykas vėjo energetika ir saulės energetika, jie nėra kaip pastovus elektros energijos tiekėjai, nėra vėjo, nėra elektros, nėra saulės, nėra šviesos, reiškia, nėra elektros. Ir antras dalykas, saulės energetika, kaip buvo įvardinta, iš tikrųjų reikalauja labai didelių, milžiniškų žemės plotų, kad galėtų sustatytas elektrinės ir palyginus su tokia nedidelė, sakysim, atominė elektrinė, kiek duoda pagamina elektros energijos, tai reikia 1000 hektarų užstatyti saulės plokštėm šitom, kad galėtų duoti panašų kiekį elektros energijos. Ir atominė energetika yra žymiai stabilesnė. Beje, buvo įvardintas iš tikrųjų stebinantis skaičius, kuris mane nustebino. 47% pasaulio gyventojų turi elektros energijos, tiksliau tose šalise pagaminama elektros energijos iki 1200 kWh per metus. Grubiai tariant, jie per... Vienam žmogui. Šeimai. Taip. Sakysim taip, šeimai, ūkiui. Tai principai, kaip palyginimui, kaip jie pasakė, sudėk energijos per dieną gali užvirti vieną, reiškia, podą vandens tokį. Tai čia jie skaito, taip įvardinama kaip blackout, tai yra tamsos valstybės, grubiai tariant, turinčios labai mažai elektros energijos, jos priverstos taupyti tą elektros energiją ir tokių valstybių yra 47%. Reiškia, iš tikrųjų spragos, nepadaryti darbai kažkokie, gaminant elektros energiją, pigia pasaulyje vis dėlto yra. Kita dalis yra gamina nuo 1200 iki 4000, po to yra virš 4000. Ir šitoje dalyje antroji mes esame treti nuo galo, kaip sakyt, labai nedaug skiriamės nuo tų blackout. Taip, nuo tų blackout. Mes viduriniai toj dalyje esam, reiškia, prie galo. Čia, aišku, Amerika lyderiauja, bet šiaip mano mokslininkai, kad 3500, reiškia, kilovatvalandžių, tai būtų tas pats auksinis, reiškia, skaičius, kuris jau skaitosi, kad tu puikiai aprūpintas elektros energija. Beje, ten dar duotas buvo pavyzdys, labai geras. 1200 kW per metus, tai yra tiek, kiek didelis amerikonų, didelis šaldytuvas sunaudoja per metus. Tai supraskime, kad iš tikrųjų 47% valstybių gyvena, tokioje, reiškia, prastos. Gyventojai turbūt. Valstybių ten. Valstybių, jo. Tai dar vienas dalykas, kad mūsų energetinė politika iš tikrųjų stabdanti, beje, buvo pasakyta, kad hidroelektrinės irgi yra puikus elektros gamybos būdas, atsinaujinantis. Ir mūsų politikų, šitos ypač valdžios, griovimas hidroelektrinių pasirodo yra visiškai blogas sprendimas, nežinau, ar tai sąmoningai, man atrodo, kad jie sąmoningai tai daro, nes Švedijoje, priminsiu, 60%, berods netoli 60% gamina hidroelektrinės elektros energijos, Švedijos poreikių. Tai mūsų politikų sprendimai visiškai prieštarauja moksliniams, reiškia, visiems tyrimams, tai kas įrodyta. Tai vat tokie dalykai ir ten, reiškia, kaip vienas iš sprendimų buvo paminėta, reiškia, atsinaujinti šaltiniai reiškia, energetika ir atomas, nes technologijos jau pažengusios labai stipriai, galimos ir mažosios atominės elektrinės, ir didesnės, ir atominė energetika buvo įvardinta kaip perspektyviausia. Ir buvo pakviesti dar kelių tų inovacinių įmonių, kurias būtent naujovišką tą branduolinės jėgainės kūrė kitokiais technologiniais pagrindais papasakot. Bet buvo pristatoma ne vien ta tema energetikos ir aplinkos. Buvo iš viso 4 temos. Gal reiktų pasakyti. Pagrindinės visos tos, reiškiasi, mūsų problemos ir reikalingi sprendimai buvo sugrupuoti į 4 temas,
kurių viena vadinasi, taip ir vadinosi, geresnė istorija ar geresnis pasakojimas. Tai yra apie tokią bendriausią filosofinę, dvasinę, šiek tiek įtraukta yra apie demokratiją, jos idealus ir problemas šiais laikais, kur daugiausiai ir kalbėjo pats Jordanas Petersonas. Nu, ir kitų daug, bet jo buvo ta vieta. Toliau socialinio audinio stiprinimas, tai čia Lietuvos šeimų sąjūdžio ypatingai tema, daugiausiai buvo kalbama apie šeimą ir vaikus. Na ir toliau laisvos rinkos ir geras valdymas, Artūras kažką tai apipasakojo. Ir tuomet taip, apie tą energiją ir aplinką. Vienas irgi iš svarbiausių temų. Tai jeigu prie tokių technologinių dalykų, ekonominių dalykų, aš manau, kažkiek svarbu pakalbėti, kas man atrodo pamatas, pagrindas, tai yra dvasiniai dalykai, nes visada yra pamatas, iš kurio atsiranda ir visos ekonomikos, ir visos technologijos, ir visas kas. Progresas. Taip, jeigu mes šiandien turime kokį nors iPhone'ą, tarkim, tai jeigu jo pasakoti istoriją, kaip jis pas mus atsidūrė, tai jis prasideda nuo dvasinių dalykų. O toliau jau atsirado moksliniai, technologiniai visos pažangos, kad ir galiausiai buvo tai pagaminti, ekonominiai galų galia. Tai įdomu tom, dar vienas įdomus dalykas, kalbant apie tą konferenciją, tai buvo tokie daug labai sutikau tokių klasikinių liberalų, taip pavadinčiau savo politinėmis pažiūromis, kuriems ten, už kurios aš būčiau, sakykime, daug konservatyvesnis, radikalesnis, nors buvo ten tokių ir prieštaraujančių konservatyvių ir radikalių, visokių tai buvo. Bet visgi dvasinė dalis man patiko to, kad iš tos kalbos buvo pagrindai to liberalizmo, mano nuomonė, blogiausias dalykas tas individualizmas, į ką orientuojasi liberalizmas, iki visiškos autonomijos žmogaus. Visgi buvo kalbama apie krikščionišką pagrindą, kuris labiau orientuojasi į bendrą gėrį ir bendruomeniškumą, bendrą atsakingą veikimą visuomeniai. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių pagrindinių kalbėtojų autoritetas jau katalikų, čia ne tik ir visų krikščionių, vyskupas Robertas Barron iš JAV, apie tai ir kalbėjo, kad į krikščioniškam supratime laisvė ir gėris eina kartu. Šiuolaikinis supratimas tapo, kad turime abejingumo laisvę, kuri tarsi karaliauja virš bet kokio taip ir ne. Ta prasme, mes nebedarom moralinių sprendimų, mums viskas vienodai. Ir kad norint save išlaisvinti, tapti laisvam, reikalinga savyje įgyvendinti, internalizuoti tam tikrą discipliną. Ta prasme, žmogus turi dirbti, stengtis, o ne taip, kad o šiuolaikiniai paaugliai, kaip jis sakė, daugiausiai orientuoti, jie save suvokia kaip suverenų, tai yra nepriklausoma ir savaime vertės šaltinį tokį, kad jie savaime vertingi vien dėl to, kad jie čia yra. Jo, ką nors prisigalvoja. Tai man patiko, uždarant konferenciją, tas pats Jordanas Petersonas pasakė tokią mintį, kad jisgi pats yra klinikinis psichologas pagal savo specialybę. Tai sakė, per 20 metų tyrimų psichologai nerado nieko daugiau, kaip tik tai, kad techniškai nėra jokio skirtumo tarp pastovaus galvojimo apie save, dar vadinamo savimonę, ir buvimo apgailėtinu. Tai jis pakvietė visus būti nebeapgailėtinais, ištrūkti iš to tokio susimastymo, kas čia aš toks homoseksualas ar kuris ten yra žinai savyje ieškantis problemų. Toks. Taip, auka toks. Taip, visuomenės auka, nes nesuprato ten tavęs. Manęs nesuprato. Jausmų ten kokių. Taip. Nu ir va, tai ir tokia viena iš būtent socialinio audinio nagrinėjusių švietimo reformų iš Britanijos iniciatorių Catherine Bribalsink, vadinasi. Taip ir pasakė, kad ta filosofija tinka bet kas, bet kaip. Šiais laikais vyraujanti, tai įsigalėjimo atsakingi ne tik leftists, tai vadinami, bet ir tie libertarai su savo, kad svarbu tik tai aš pats ir viskas. Ir ką noriu, tą darau. Tai
tokia turbūt buvo mano pagrindiniai, čia aš įspūdžius pasakoju, ką aš prisimenu, šiek tiek čia užsižymėjęs, kad minties nepamesti. Toliau socialinio audinio stiprinimas, tai kaip sakau, daugiausia visgi buvo kalbama apie šeimas ir ypatingai per vaikų ir jaunuolių padėties prizmę. Tai jų psichologinė būklė va tose mūsų turtingose šalyse darosi nebe tragiška, bet katastrofiška. Ištyrus anglosaksiškas šeimas, nustatyta ten pagal skerspjūvius tyrę, tai tokios šeimos, kurios vat būtent tie liberalai ir sekuliarūs, tai yra, nereligingi labai. Tai daugiau kaip pusė jų atžalų turi psichologinių problemų. Didesnių, mažesnių. Ir milžiniškas kiekis savižudybių. Taip, maždaug nuo 2012 metų tuose šalyse plus Šiaurės Europos šalyse iki 14 metų amžiaus vaikų savižudybių padaugėjo 2-3 kartus. O Jungtiniai karalystėje dabar per vienus metus nusižudo daugiau jaunuolių, negu jų žuvo per visus karus po 1945 metų. O Britanijos kareivių tai daug dalyvavo visokių ten karinių kampanijų ir konfliktų, taip, ir visa kita. Tai netgi, sakiau, vieną irgi užsirašiau, tokia garsi psichoanalitikė Erika Komisar kalbėjo iš JAV, tokios problemos 9 pavardino, tos psichologinių, dėl ko tokios atsiranda bėdos. Gimsta vis daugiau ir vis labiau neurologiškai pažeistų vaikų. Antras reikalas, vaikams ypač reikalingas abiejų biologinių tėvų buvimas, tai čia visas tas, kad čia 2 mamos, 2 tėčiai labai netinka. Tėvai ir patys turėtų būti psichiškai sveiki bei norintys turėti vaikų. 4. reikalinga, kad vaikai augtų bendruomenėje, puoselėjančioje gerus idealus. O 5. ne prie socialinių tinklų. Juos reiktų prižiūrėti prieinamumą, kurie yra toksiški, veda į priklausomybės, psichinės sveikatos problemas. Institucinė globa, tarkim, darželiai nėra tinkami vaikams iki 3 metų amžiaus. Su tėvais jie turi augti, turi būti pašalintos bereikalingos mokymosi perkrovimos ir orientacijos į visokius testus, o ne bendrai mokymosi meilę, pažinimo. O dabar testai dominuoja, vien tik testai. Ir buvo kalbėta apie tai būtent, kad tos testus reikia naikinti ir vėl gražinti tą, reiškia, pažinimo, tą, kaip sakyt, norą, pažinimo džiaugsmą, kaip anksčiau vadindavom, bet realiai taip aš, išverščiau va taip, kad orientuoti į pažinimo džiaugsmą, žinojimo džiaugsmą, išmokimo džiaugsmą, o ne testai, kur duota visą krūvą atsakymų ir tu praktiškai taip pusiau mokais, pusiau ne taip. Jo, tik tai dar, dar gyvenimo įgūdžių kokiom dar ko nors, per visą dieną iki nakties ten užimtas, vėl nežino kuo. Vėl nežino kuo, o nerealiais mokslais tikrai tokiais, kurie tave lavina. Jo, taip. Tai toliau psichiatrija ir tabletės turi būti paskutinė, ne pirma išeitis geriau terapija, nes jau jie turi problemų. Taip, o dabar priešingai. Tik tu turi problemų ir tau imt tabletukę. Bet man labiau patiko, kad net nereiktų tų problemų, tai žiniasklaida turėtų pakeisti savo pasakojimus apie tai, kad motinystė yra svarbiausias bei vertingiausias darbas, kad vaikų auginimas reikalauja pasiaukojimo, o ne tokie, kad tėvus atskiriam nuo vaikų į mokyklas, kur ten vėl nežino, ko užsiema, ir prie tų socialinių tinklų. Ir kaip pasakė ta pati minėta Catherine Birbalsing, tuo metu LGBT ir tokios organizacijos kaip Black Lives Matter, tie, žinot, judėjimai už juodaodžių atseit teisės, formuoja vaikams genčių identitetus. Jie nebe lietuviai, ne anglai, ne dar kažkas, jie ten kažkokie ten kovotojai už gėjų teisės, ten kažką. Tarkim. Ir daro iš jų, jiems ir palieka tą aukos savimonę. Ir tokios vertybės, pavyzdžiui, kaip patriotizmas, išlojamas ir beveik pusė Jungtinės karalystės mokinių nebesididžiuoja, kad jie yra britai. Ir kas įdomu, viskas yra labai susiję. Tai pavyzdžiui, ekonominiai daly lygiai tos pačius klausimus atkreipė. Man labai patiko ta Jungtinės karalystės verslo ir prekybos ministrė. Jo, beje, kilmės iš Nigerijos. Tai jį visai irgi iškoneikė visas šitas progresyvistinės, reiškia, genderistinės idėjas jų dėgymą,
nes, sako, sveikam kapitalizmui ir gerai ekonomikai visų pirma yra reikalinga verslumo dvasia, o ne čia kažkokio naujojo komunizmo dvasia. Nes jau prarandame tą dvasią, žmonės bijo, nesupranta, nenori, čia valstybė turi maždaug aprūpinti, ten visi turi mąstyti apie savo jausmus, nėra laiko, kada užsiimti darbą. Ir kaip tik dabar šiom dienom man atsiuntė būtent iš Londono, reiškia ant tvorų prikabinėta komunistiniai plakatai, nauja revoliucija, Leninas pakabintas, Marksas, visi šitie, kuriuos mes išvarėm, jie ten jau diegia, atvirai sako, kad mums komunizmas yra išsigelbėjimas ir ateikite pas mus, darysim revoliuciją. Visas puslapis padarytas. Ir čia Londone tam pačiam. Tai ta ministrė tiesiog turi karčios patirties, tokios jinai, čia jai va šalia viskas. Čia šitie visi komunistiniai procesai, ten pas juos jau šalia ir jie realiai turi su jais rungtyniauti ir kovoti. Ir kilmės iš šalies, kur ten nėra priimtina ir truputėlį suprantami dalykai, nors ir skrudi, bet dėl kitų priežasčių. O tokia taip pat mintį pareiškia, kad tos genderizmo problemos kilo iš to, kad savo laikų vyriausybės leido tam tikroms organizacijoms ar grupuotėms nurodinėti joms, ką daryti. Taip kaip ir pas mus. O nuomonė išreiškia, kad vyriausybės yra atsakingosios ir turi pateikti visuomenėms tą viziją, kas tai yra ta sveika bendruomenė ir kaip ji turi vystytis. Vat irgi liberalizmų nebūdinga idėja ir pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje, pavyzdžiui, kiek aš klausau šitos vyriausybės, aš vieną tik tai sužinau, kad rusai yra labai, mes kaip turim nemėgti rusų ir turim nemėgti Kinijos, va tokia vizija, nemėgti Rusijos, nemėgti Kinijos. Ir Baltarusijos dar. Ir Baltarusijos. Ir viskas, aš daugiau nelabai suprantu, kame dar mūsų vizija. Tai jau čia tokia ateitis bus, aš turiu sėdėti. Jau dabar, paskutiniam dienom, jau dabar Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras, pasakė, kad jau su Kinija derina, kad sugrąžinti gerus santykius su Kinija. Apsivertė aukštinkojom. Ir juokingiausia yra tai, kad premjerė paklausta, kaip čia taip yra, kad sugadino santykius dėl Taivano su Kinija, po to atvažiavo, dabar Taivano užsienio reikalų ministras, mūsų užsienio reikalų ministras Gabrieliukas nesusitiko su juo. Ir paklaustas, kodėl sugadinti dėl Taivano santykiai padarė milžiniškų nuostolių, tai kokia ta jūsų užsienio yra politika. O premjerė sako, nuosekliai. Ta prasme, jiems atrodo sugadinti santykius su Kinija ir dabar vėl ieškoti draugystės, tai yra nuoseklūs santykiai. Čia kaip apspjovė, gavo į snukį, paskui sako, mušėsi jo. Tai gerai, tada draugaukim. Bet taigi tu spjaudytis pradėjai, kokie nuoseklūs santykiai. Ir čia iš tikrųjų, aš dabar taip sėdžiu, kaip tu pasakė, aš galvoju, tiksliai, o kada dabar jie eis bučiuoti su Lukašenka? Nes tik dabar spjaudė ant jo, tai turėtų eiti bučiuotis. Ir va čia tie dviejopi standartai, tiesiog kiekvienam pamastyti, kur mes čia gyvenam. Taip, grįžtam prie konferencijos, irgi įdomus pastebėjimas, tarkim, apie tą geopolitiką. Mes pas mus vien tik tai įdomu, kas ten Rusijoje ar Kinijai, o ten nebuvo iš viso apie ją kalbama, beje. Apie Ukrainą nepaminėta. Pusė žodžio, apie Rusiją ne pusė žodžio. Išskyrus šitas naujasis speakeris paminėjo savo toj sveikinimo kalboje, kad Rusija išlieka kaip pavojus. Taip, aš girdėjau tik tai apie mažiau gal pusvalandžio buvo aptarinėjama, kaip dėrėtų Amerikai, kokiais principais formuluoti savo pozicijas Izraelio-Palestinos konflikte. Tai tą dalį praklausiau. Bet aš ką noriu pastebėti, aš manau, kad taip yra ir labai gerai, ir taip yra labai teisingai. Todėl, kad tos problemos vakarų civilizacijos, jos yra vidinės. Jokiais būdais neišorinės. Istorija parodo, kad visas civilizacijos, kurios anksčiau žlugo, ar kultūros kažkokios didelės, net jeigu jas iš išorės kažkas sužlugdė, bet priežastis tai buvo ne dėl to, kad iš išorės kažkas stiprus, o dėl to, kad jos pačios buvo iš vidaus silpnos. Tai jeigu jau mes ir patys žlugsim, tarkim, dėl, sakykime, dėl Kinijos kokios nors, tai jau tikrai ne Kinija bus kalta, o mes patys.
Tai va ir Lietuvoje dėrėtų tokiu to mąstymu persimti. Man beje dar patiko viena tokia geopolitinė mintis, jos užklausė tos pačios, reiškia, Britanijos verslo prekybos ministrės apie multipolariškumą pasaulio, kur daug kas kalba, tai prognozuoja, kad visgi kitokį tą pasaulį. Jis sakė, kad ji mano, kad tai nebūtų gerai, jeigu tai lems, kad mes visi turėsim daugiau priešų, mažiau sąjungininkų. Man ta mintis pats tas mąstymas patinka, kad ieškoti sąjungininkų ne prieš. Sutinku, bet čia jau, sakyčiau, aš taip vertinčiau jos tą pasakymą, taip, kad jinai vis dėlto yra Britė. Jinai yra anglosaksų atstovė ir tas Britanijos, sakysim taip, imperijos, tos šaknis tokios, jos išsišaknyjusios gerai ir jie vėl norėtų, kad Britanija būtų visur, taip sakysim, ir bent jau visi įsiklausytų į Britanijos nuomonę, kaip buvo seniai. Tai čia net mestina, kad jie dar turi tokio imperinio, sakysim, mąstymo lašelio. Tenka pripažinti, kad ten visgi to šalis gal atstovų skaičiumi, kas ten dalyvavo, visgi buvo ta anglosaksiška linija atstovavimo, ne JAV, Britanija, Australija, Kanados buvo dar nemažai. Tokios šalis, Naujoji Zelandija, ten sutikau. Bet buvo ir kitokių tų požiūrių. Vasinica, aš mačiau, tokią nuomonę pareiškė, kad nors taip nebuvo ten kalbama geopolitika, bet iš to, kas pakviesta, bei ten kitų kalbų apie kitus reikalus, galima suprast, kad ten jie laiko blogio ašim, Rusija, Kinija, Iraną. Gal galima kažkiek, aš iš dalies sutikčiau, bet pavyzdžiui, ten buvo daug ir pasisakymų, pavyzdžiui, prieš JAV užsienio politiką, strategiją nuo 90 metų, prieš JAV finansų politiką, iš kitokių. Ta prasme, nuomonė ten buvo skirtingų ir žmonių tų buvo skirtingų. Ir skirtingų, taip. Aš norėjau, reiškia, tą paminėti iš tikrųjų. Kaip nekeista ir iš tos pačios scenos skambėjo ne tai, kad visi į vieną dūdą pūtė, bet buvo ir prieštaravimų, buvo įvairiausių nuomonių ir net kai buvo susodinti, pavyzdžiui, 4 pašnekovai, vienas pasako tą, o kitas visiškai priešingai. Ir niekas nesibarė, niekas nečiaupė burnos, kaip pas mumis, niekas necenzuravo, vatnikais nevadino, vyko labai normali diskusija ir apsikeitimas nuomonėm, kuris turi iš jų stipresnius argumentus. Ir ten vyko argumentų kova, o ne kažkas šitą užčiaupsiu, nes va taip. Ir man labai patiko, kad vyravo įvairios nuomonės, o ne tai, kad į vieną pusę visi. Dabar bėgsim čia. Va, dar ką labai svarbu pabrėžti iš to, kas kuo man įsiskiria. Visgi, va, kaip tu paskui, aš irgi sėdėjau galvojau, o kas mums vienė, nes tų nuomonių ir mano, kaip sakiau, nuo kai kurių skirtus, nes ten kai kas pakalbėjo, jiems patinka tai multikulturalizmas, tai jiems tas feminizmas, kas man visai ne. Krikščionybė. Visgi tikėjimas ir krikščionybė buvo vienam paprašyta pakelti rankas, kas laiko save pakankamai religingais praktikuojančiais. Nesakė, kad krikščionybė, bet aš manau, kad ten dauguma vis tiek tokių. Nors galėjo būti ir musulmonų, kodėlgi ne, ir aišku buvo žydų. Ir po to, kas ne, tų ne irgi buvo, bet ten ne taip dauguma, bet ten pagal visas kalbą ir net išlendančias mintis, kad ir ekonominiai ar energetikos daly, visgi tos krikščionybės etikos idealai, tas kultūrinis kodas, kaip pasakyti, jis yra vyraujantis ir vienijantis. Ir aš manau, kad šito principu mes galime ir susitarti, ir judėti toliau, ir gudrint tokią mintį. Aišku, kad sakau, man atrodo, mes tikrai surasim daug bendrų taškų ir koncepcijų sutarsim. Svarbu padaryti toliau įtaką mums. Dėl tos įtakos vėlgi, kaip sakėm, jau yra žmonių, pinigų, netgi ir sklaidos, yra patirtis, kas svarbu, išmanimas, ne taip, kad ten kažkas ten pafantazavo, bet su patirtim. Tikri ekspertai. Ir supratimas. Taip. Viską mes turime su tuo Davosu, va toj prieisiu, palyginus, pavyzdžiui, kokie mūsų, aš matau problemą, trūkumus gal kažkokius, netrūkumus, sunkumus palyginus. Tai gerai, pradžiai pradėsiu nuo laisvos rinkos ir geras valdymas. Kaip sakiau, ten buvo labai ta laisva rinka, šlovinančius Adamo Smito tą nematomos rankos teoriją,
kurią aš irgi kiek skeptiškai žiūriu. Laikas baigės, tai reikia jo. Jo. Tai, bet visgi, tas seras Polas Maršalas, jis gal man geriausiai subendrino 3 problemas. Mato, kodėl kapitalizmas nebeveikia jau šiais laikais taip, kaip jis turėtų vykti per tos visokius. Nu, tai ir buvo antras, tiksliau, punktas - kronizmas. Dažnai skambėjo tas žodis konferencija, reiškia gerų draugų ar pažįstamų protegavimą. Ne bet kokių atsakingose politiniuose postuose, ne bet kaip, o papirkinėjant pinigais. Netgi kai vienas sakė, žinote, verslą seniau būdavo kaip verslininkas, koks investuotojas. Jis turėdavo sukti galvą, kaip ten investuoti, kad patenkintų vartotoją, kuo geriau parduoti ir iš to užsidirbti pelną. Dabar jau to nebereikia. Dabar jam geriau pasukti galvą, už kiek ir kokių politikų geriau papirkti. Į to perėjom. Tai vien oficialiam lobizmui buvo ES institucijas per metus išleidžiama 1 milijardas eurų. Oficialiam. O 2/3 JAV kongresmenų gauna pinigų iš farmacijos pramonės. Tai Davosas, žmonės toliau ir veikia šitais principais, jungtinės tautos, ten viskas nupirkta, ten Europos komisija, matėm kokie skandalai su Ursula von der Leyen, ten visokios pasaulio sveikatos, ten tarptautiniai bankai. Ir per šitą prizmę labai veikia, šitiegi žmonės mūsų atsisako taip veikti, jie nori veikti kaip iš tikrųjų ir teisingai. Antras dalykas, gal ten su keliais juokavome, kad sako, va šitie šaunuoliai, sako, jie turi vieną tekstbuką arba, kaip čia, vadovėlį. Tokį trumpą labai, ten turbūt ant puslapio ar 2 išdėlius. Visi tą patį pasakoja per visur. Man dar toks patinka. Jie labai mėgsta tą žodį įvairovę, bet jeigu nori visiškai vienodumą pamatyti, įlisk į jų ten tą aplinką, ar ten Nigerija, ar ten JAV, ar ten Lietuva, ar Prancūzija, visiškai vienas ir tas pats tenai. Labai paprastai tą patį transliuoja. Mesgi esam, šitie, reiškia, konservatyvūs, krikščioniški, orientuojasi pagal vietą, aplinkybės, realybę. Kiekvienas yra savotiška specifika ir labai įvairią politiką darint pagal rimtus, realius iššūkius, analizės, skaičiavimus, kaip ten, toj vietoj, kodėl ten kaip. O ne kad ten visi ant vieno kurpalio. Tai čia yra to principų sunkiau, nors iš kitos pusės tie, kurie turi tą vienodą vadovėlį, irgi yra trūkumas jų tas, kad juos lengva nuspėti ir prognozuoti tokiu. Taip, jau žinai, ką jie pasakys. Ir ką padarys? Taip, ir ką padarys. Pagal vieną tą savo 3 puslapių knygelę jie ir veikia. Jo. Tai gerbėmiai, tiek trumpai iš tikrųjų, čia nežiūrint tai, kad valanda praėjo beveik, bet tiek trumpai apie tą konferenciją. 3 dienas vyko konferencija, kaip sakiau, beveik 2000 dalyvių iš 73 pasaulio šalių. Pagrindinius principus ir išsakytas mintis mes čia šiandien jums apibrėžėm, atsiskaitėm jums už savo nuveiktą darbą. Dar tiesa, su Tomu ten pakeliavom ir po Londoną. Jau teko naktį. Nedaug jo, pėsčiomis, reiškia, apeit per lietų, bet ten toks normalus oras, pasirodo, ten į tą lietų nereaguoja, visai jiems viskas ten yra gerai. Londonas sako, kad Lietuvos miestas. Ir parvežėm, mano galva, tai gerų minčių. Pagrindinė tokia trumpa, pasaulis grįžta vis dėlto į sveiką protą ir yra protingų žmonių, kurie siūlo protingus sprendimus, kaip išeiti iš šitos kultūrinės, socialinės, ekonominės, energetinės krizės visame pasaulyje. Ir tai yra gerai. Tomas Seniuta buvo su jumis. Ačiū, kad išklausėt. Artūras Orlauskas, Lietuvos šeimų sąjūdžio informacija apie ARC, taip gal pavadinkim, konferenciją. Iki kitų susitikimų. Ate. Ačiū, su geru.